Mes dabar atvažiavome per bjauroką lietų rudeninį į Statoilą. Mes Statoilę jau buvome 2,5 kartus, bet jie turi naujieną. Šoninės ir omleto mėsainį. Bandysim. Plius man reikia prisipus padangas. Taigi, oras žetonų nereikia, tai yra nuostabu. Taip, kad galima bet kur dabar nuvažiuoti ir užkasti, kad čia žmonėms nekankinti nervų. Bet galime labai daug servetėlių. Sumuštinis. O tu jergutėlio, tu brangus mano. Čia. Va, tu matai, kas čia darosi. Čia viskas krenta. Tekstūrio. Ir aš mačiau, kad buvo tikrai dėtas visiškai šviežias ingredientas. Tik išimtas iš juodos plastikinės dėžutės. Specialiai mums praplėšė ją. Daug sezamo sėklų. Jau įdomus požymis. Gerai, kažkas ten rašė, kad pas mane labai didelė gerklė. Tai vat žiūrėsim, kaip čia dabar bus. O. Nu, dievažių duonelė, tai traškė. Ir sausa. Gerai. Čia turėtų būti omleto. Matau pomidorų padažą, matau šoninę. Lakštelį. Mėsos. Salotų. Nu, palauk, aš pabandysiu dar kartą. Kaina 13,90. Nu, apžiūrėjau, žinokit, sunku. Labai sunku. Netgi man. Ir kas kišiausia, viskas labai tvirtai laikosi. Ir man tada aš čia bevalgydamas apverčiau ir čia nukrito beveik nieko. Aš vis dar nežinau. Nu, skonio stebuklais negaliu pasigirti. Bet stiprus 7. Taip. Stiprus 7. Vien dėl kiekio. Nes už 13 litų, už 14 litų, nes 13,90 gauti tiek visko jau yra netaip dažna. Plius apžiūrėti tikras iššūkis.